Manote, kad turite sąkandžio problemų, tuomet turėtumėte tai žinoti. Sąkandžio pakėlimas – tai nudilusių dantų atstatymas juos plombuojant ar protezuojant. Pasirinkę plombavimą galime nešlifuodami dantų atkurti funkciją, estetiką bei apsaugoti juos nuo tolimesnio dilimo. Viena dažniausių dantų nudilimo priežasčių yra bruksizmas, tačiau taip pat prisideda dantų netekimas bei netaisyklingas sąkandis ir rūgščių poveikis. Taigi, kaip žinoti, kad reikalingas sąkandžio pakėlimas? Gydytojas odontologas gali nustatyti dantų nusidėvėjimą, taip pat vertikalaus sąkandžio aukščio sužemėjimą. Pats pacientas gali neturėti jokios simptomatikos arba skųstis nepatogumu kramtant, taip pat veido bei galvos skausmais ar įtampa. Kartais pasireiškia ir estetiniai pokyčiai, tokie kaip dantų sutrumpėjimas ar veido formos pokyčiai. Lyginant su protezavimu, sąkandžio pakėlimas plombuojant yra daug greitesnė bei pigesnė procedūra ir rezultatą galime gauti vos per kelias dienas. Priklausomai nuo nudilimo dydžio gali nereikėti jokių paruošiamųjų procedūrų ir plombavimas atliekamas gydytojo kabinete laisva ranka. Vis dėlto, jei nudilimas yra didesnis bei norint maksimalaus tikslumo, nuimami dantų atspaudai, tuomet laboratorijoje gaminamas pavaškavimas ir tuomet gautas rezultatas perkeliamas į burną plombuojant. Kadangi vienas vizitas gali trukti net ir 6 valandas, savo pacientams rekomenduoju iš anksto pasirūpinti mėgstamą audio knygą ar muziką. Po sąkandžio pakėlimo bus reikalingas kelių savaičių adaptacinis laikotarpis, kadangi plombuojami visi arba dauguma dantų ir pacientui reikės įprasti prie naujo sukandimo. Taip pat po procedūros gydytojas gali rekomenduoti gaminti dantis apsaugančią kapą.